Pirmiau pasimkite 5D koncentrato tiek, kiek reikia. Dažniausiai būna 5 paspaudimai. Po to tolygiai paskirstykite per plaukus ir galvos odą. Prieš tai plaukai turi būti gerai išplauti arba po dažymo tiesiog labai gerai išskalauti, nes plaukai po dažymo jau neturi savyje jokio pertekliaus, jokių silikonų, jie jau yra švarūs. Neskubėkite, darykite viską švelniai. Atkreipkite dėmesį, kad koncentrato paskirstymas vyksta ir per viso plauko, ir per galiukus, ir aišku, į galvos odą. Tik tai pašnekėjau jau followeris. Įjunkite 5D aparatą, jisai užkais kažkur tai už 40 sekundžių. Jisai turi štai tokias lemputes ir to jau per šlangutę eis šiluma ir garai. Štai taip jisai veikia. Maždaug 15-20 cm atstumu pajauskite, kokia šiluma yra tinkama, apdirbkite plauką per visą plauko pluoštą. Neskubėkite, apdirbkite kiek galiukus, tiek plauko vidurį. Nepamirškite pamasažuoti ir galvos odą. Procedūros trukmė yra 15 minučių. Laiką galite stebėti savo rankos telefone arba galite laikrodį pakabinti ant sienos, kur aiškiai matosi 15 minučių. Kodėl 15 minučių? Mes pastebėjome, kad nei per 12, nei per 13 minučių nebūna tokio gero efekto kaip per 15. Kartais gausiem plaukam mes darom ir 20 minučių. Vieną, ką žinau apie šitą procedūrą, tai ją patartina atlikti su meile. Iš tiesų klientas mėgsta būti kiek pamasažuojamas, kiek lengvai liečiamas. Nesijaudinkite, šiluma ir garai padarys savo darbą. Produktas įsigers į plaukus, plaukai pasiims tiek produkto, kiek jo reikia. Dažnas klausimas, kaip ilgai išlaiko tokia procedūra. Tokia procedūra išlaiko mėnesį ir ilgiau. Turiu ir tokį klausimą, ar galima atlikti 5D su kitomis priemonėmis. Jokių būdų cheminės priemonės neveikia plauko ir odos taip, kaip būtent šita priemonė 5D koncentratas. 5D koncentratas išties yra stebuklas. Aš nežinau, aš ne chemikas, tačiau tikrai pasakysiu, kad rezultatas jaučiamas ir kiekvienas klientas jaučia iš karto. 5D koncentratas turi savybę, kuri jau po tam tikro laiko suveikia.